Sveiki, draugai. Na, trumpai apie situaciją, vaizdo įrašą, kur pa žmogų į namus atėjo kiti žmonės su ginklais, vienas su karinė uniforma, kiti apsirengę kaip medžiotojai. Pavyko man pasikalbėti su tuo žmogum, į kurio namus atvažiavo, kurį gąsdino. Vaizdo įrašas labai trumpas tik todėl, kad iš jo atėmė telefoną, išspyrė ten jam iš rankų ir ten dar vyko grumtynės. Dalyvavo visam šitam reikale, kaip jis teigia, tas žmogus, tai yra Vidas Burokas, medžiotojų klubas Medeinė. Tai žmogus su ginklu ir yra tas Vidas Burokas. Šiaip tai tas žmogus, kaip man teigia pašnekovas ir viską filmavęs žmogus, kad tai yra, labai gerą iš teisėsaugos stogą turinti žmogus, kuris, sako, ten pastoja siautė. Visa istorija, jeigu trumpai, kiek man papasakojo, aš dar bandau ir su policija paskambinęs, buvo kviesta policija, buvo atvažiavusi policija, davė paaiškinimus, tai girti medžiotojai važiavo, pametė girti 2 briedžius. Įsivaizduojate, jie važiavo girti ir pametė tos 2 briedžius. Medžiotojai. Ir jie važiuodami paskui tiesiog pamatė tos briedžius ant kelio, susirinko ir namo parsivežė. Ir tie visi medžiotojai, pikti, kad pametė krovinį, atvažiavo pas tą žmogų to krovinio reikalauti to briedžio, suprantat? Ir dėl to kilo konfliktas ir jam grasinti. Beje, atvykus policijai, policininkai atsisakė nustatyti jų girtumą, tų medžiotojų. Ir ką dar jie padarė, iki atvykstant policiją, kadangi 2 mašinų buvo atvažiavę, susikrovė ginklus ir juos išvežė. Ir kai atvyko policija, jie jau ginklų nebeturėjo. Bet klausimas, kaip jie pražiopsojo tą momentą, kad vis dėlto buvo vaizdo įrašas. Visas tas veiksmas vyksta Širvintų rajone. Linkėjimai Živiliai Pinskuvieniai. Kas galit, persiųskit šitą vaizdo įrašą Živiliai Pinskuvieniai ir paklauskit, ar čia normalu, kad jos valdose tokie dalykai ir dedasi. Ir vadinasi Maišelių kaimas. Tai mane kartais Maišelių vadina, kai nori įžeisti. Tai žodžiu, viskas vyksta Maišelių kaime Širvintų rajone. Tas žmogus, aš jį vakar padrasinau, nes jisai buvo prigąsdintas, ten prigąsdino jam, kad ir namus sudegins ir kad mašiną sudegins ir taip toliau, nes jau pradėjo persekioti, nes sakė, ten tam būrelį pilna mentų, pilna visokių ten prokurorų ir neaišku ten kažkokių veikėjų, kurie jaučiasi nebaudžiami. Ir, žodžiu, situacija ten yra labai, labai įdomi visam tam reikale. Tai, jisai, žodžiu, tas žmogus, šiandien sakė, kreipsis lygtai į policiją, vis dėlto, kai tas vaizdo įrašas išplito, nes čia viskas įvyko dar pereitą šeštadienį, gruodžio 6 dieną, apie po pietų, tai maždaug nuo 13 iki 16 valandos, panašiai, ganėtinai ilgai ta istorija. Tai tai tiek kol kas, aš sakau, bandžiau čia skambinti ir į policiją informaciją kažkokią gauti, nelabai sekasi, kažkaip policija nelabai nori komentuoti šitos situacijos. Didžioji žiniasklaida apsimeta, kad nieko nematė, nei kokie portalai, nes vaizdo įrašas, mačiau, jau peržiūros artėja prie 1 milijono. Tai tikrai, visi žmonės šokia, kaip taip galima su ginklais atvažiuoti. Tai aš dabar sakau paprastai, kai aš pastoviai kritikuoju šaulių tą visą, tai dar klausimas, ar jie nebuvo šauliai, ar jie nepriklauso šaulių organizacijai, čia geras klausimas. Tai taip ir ateis pas jūs į namus su ginklais, o kaip jūs galvojate, čia kitaip bus? Taip ir bus. Tai tiek, kol kas trumpai aiškinuosi minėtą situaciją, pasikalbėsiu ir su žmogum, kuris mane informavo apie visą šitą reikalą. Mano nuomonė, taip neturėtų būti. Jeigu mes su ginklais ateinam vieni pas kitus į namus, tai kas čia po velnių dedasi. Iki.